Labas rytas. Vėl minam Alanijos dvirtakio. Minam dabar į priešingą pusę nei užvakar. Vakar mes pešiom vaikštinėjom, tai nieko nefilmavau. O šiandien sugalvojom į priešingą pusę nuo Gazipašo. Nežinau, iki kur mes nuvažiuosim. Planas link Manavgato numint, bet pažiūrėsim, kaip ten keliai į tą pusę, kaip čia bus jėgų ir noro, nes vis tiek jau biški pavargę per šias dienas. Nemokam mes ilsėtis, pas mus viskas labai aktyviai ir taip aktyviai, kad paskui pervargstam, naktį nemiegam normaliai, nes pervargę baisiai. Kad ir vakar iš vis mes nevaikštinėtojai, bet vakar apie 17 kilų privaikščiom, tai čia su pakilimu į tą Alanijos pilį, kaip nevaikštinėtojom, tai čia gana didelis atstumas. Plius per tokį karštį. Nu, ne karštis čia dar palyginus gerai, bet vis tiek mums biški per šilta. Tai žiūrėsim, kaip šiandien seksis, ką aš čia filmuosiu. Dabar tikslas išvažiuoti iš Alanijos, biški į užmiestį, kaip sakant, tada pažiūrėsim, kokia ten kelių būklė, kaip ten minsis. Jeigu ką, koreguosim maršrutą jau bevažiuodami. Tai va, kol kas tiek. Tvarko pagrindinę gatvę. Panašu, kad sezonas pasibaigė turistų oficialiai. Pradėjo darbus. Ai, va, tipo dvirtakis va čia pažymėta. Nupaišytas dviratukas trinkelių. Kažkoks reidas. Aha, kažkoks rimtas reidas. Va, ir Matapirda stabdo. Nu va, ir kamštelis susidarė. Mums teoriškai į kitą pusę kažkaip reiktų. Čia šito viaduku tai nenoriu tystis. Gal rasim kažkur perėję. Pagal maršrutą mums į tą tunelį reikia. Oho, bet kol kas, kol čia eina šaligatvis varom juo, gal čia apvažiuosim tą olą. Jo, nes ten matau ir siaura ir mes čia nepravažiuosim. Kažkokią skylę radau. Tuo kaip užpuls koks šikšnosparnis mane. Nu, šiukšlynas. Ir čia viskas. Toliau jau nelabai kas ten. Jo, viso. Šiukšlių priberta ir viskas. Galėtų būti gražu, jeigu aptvarkytų. Biškį išalkom. Su savim nebuvom nieko pasiėmę. Tai užsisakėm per Boltą šokoladuko.
kad pristatytų, tai kurjeris vas tokią transporto priemonę pristatė. Taip. Taip. Neišsigalvojam. Tai ten tunelis. Tugi labai nenori į tunelį. Nu čia tuneliukas vienas liko. Ir viskas. Paskui kitoj pusėje ten dar biškį pavažiuosim ir teoriškai ramesnę gatvę turėtume išvažiuoti. Tai nu dzin, ten tą biškį tuneliuką trumpą gal kažkaip įveiksim. Regina labai nenori į tunelį lysti. Ai, čia dar šviesoforas yra netgi. Lempas įjungti reikia ir jas reikia atrakinti pradžią. Bet aš spėju, čia nei persijungs tas šviesoforas, nei ką čia. Reiks prabėgti tiesiog. Eik tu savo, žiūrėk, susto. Eik tu savo, persijungi. Geras. Netikėta. Nu čia dėl tų mašinų. Čia tikrai ne dėl mūsų. Nu ir viskas, va, raudona. Nespėjom. Ar bėgam? Bėgam, davai. Bėgam. Nu, ten reiklam. Tai gerai, jung. Jo, va, tarp tokių fūrų. Tarp tokių fūrų mes tunelėje ten malsimės. Ir autobusas. Nu va, jau ramiau. Jo. Nu ir aš dabar jau nelabai noriu, bet... Palauk, reik biškį pažiūrėti. Dabar lengvosios. Nu gerai, varom po biškį. Čia kaip ir perspėja vairuotojus, kad yra, nu, gali būti dviratininkas, bet jiem aišku bus vienodai. Nu va, ramiau, bandom. Lemba 307 metrai tuneliukas, nu... Jėzau, koks garsas! Blemba, kaip per smegenis tas aidas ten kala. Gerai. Nu Regina lyg tai yra gale. Aš pasirodo ir be lempos važiavau, aš ją tik atrakinau, bet neįjungiau. Bandžiau įjungti, bet kažkas man ten nesigauna. Nu kaip? Varo toks aidas, nesuprasi. Blemba, atrodo po fūrą važiuoji. Gerai, kad trumpas, tikrai. Čia pats trumpiausias, man atrodo, iš 3. Berods 3 čia tokie tuneliukai, tai čia lyg tai pats trumpiausias. Gerai, važiuojam į šitą šalutinę gatvelę biškį čia. Keli šimtus metriukų. Nu jo, biškį nesuprasi, kas vyksta. Ir aš be šviesų važiavau. Nu, be priekinės, nes aš tada tik atrakinau, bet neįjungiau. Va, dabar įsijungia, kai jau nereikia. Gerai, biškį adrenalino gavom. Taip, toliau matau, gana greitai turėtume truputį į šoniuką nusukti šoninę gatvelę, tai ten bus ramiau tikrai. Čia tiesiog tas triukšmas toks, tas fūros
Žiauriai nepatinka man. Čia ir Lietuvoje, ir belenkur, kur važiuoji. Nebūtina, kad šalia tavęs pralėktų, kad ir va, gretimoje eismo juostoje vis tiek kažkokia įtampa, tas garsas. Oro srovėta tokia biški pamėto, jeigu greit pralėkia, tai žodžiu. Nelabai faina tarp fūrų, sunkvežimių, autobusų. Bet galiu drąsiai pasakyti jau, kad kelias į Gazipašą žymiai malonesnis. Aš dar čia norėjau nusukti. Čia toks biški kilputė, galvoju, nieko čia biški. Aha. Ne, kameroje nesimatys to statumo. Gaila. Bet žodžiu, pavarų turbūt neužtektų. Nu ir sveikatos. Gerai. Toliau dardam šaligatvių, nes čia visiškai nėra šalikelės. Labai jau intensyvus tas eismas, nežinau, nepratę mes tokiais važinėt. Va, iki Konaklio jau atmynėm. Biški nusukom nuo pagrindinės gatvės. Plento, ten greitkelio, net nežinau. Turbūt jau greitkelis skaitosi. Nors dviratininkam leidžiama važiuoti. Žodžiu, į ramesnės gatvelės nusukom. Ir dabar tam gatvelėm kažkiek, nu va, žiedę praleidžia. Aš nežinau, gal čia pas jos tokios taisyklės, kad žiedas skaitosi kaip šalutinė, nesuprantu. Arba čia tokie draugiški. Ne, nu va, pamojavo viskas. Pasakau, žiedė važiuoja ir mūsų leidžia į žiedą. Nu, ne pirmas kartas. Žinau, kad būna tokių žiedų, bet ten būna, nu, sužymėta, kad ten šalutinė, bet čia akivaizdžiai toks. Nepastebėjau iš vis tokių ženklų, tai kaip ir mes iš šalutinio teoriškai skaitosi turėtume įvažiuoti. Gal jie čia tada vadovaujasi tos dešinės rankos taisyklė, jam iš dešinės dabar kliūtis buvo ir jis mus praleido. Gal čia taip žiedai veikia, nežinau. Bet vat kas biški užknisa, kad pas juos, nu praktiškai visos gatvės, va tokios ramesnės, trinkelėm išklota. Van kiek mes po Gazipašą pasimalėm, tai visos gatvelės trinkelėm išklota. Nu ir dabar va, į Konaklį važiavom ir va, trinkelės ištisai. Alanijoje, va ten, kur tvarkė tą gatvę, irgi trinkelės. O, mokinasi. Mokinkitės, kad mums saugiau būtų. O čia matosi, kažkas buvo tvarkyta, buvo pakeltos trinkelės ir sudėtos belenkaip. Nu, kaip ir pas mus. Pradžioje sudeda normaliai, tada prisimena, kad reikia keisti vamzdyną arba ten kažkokius tai laidus, nuardo viską ir atgal jau deda belenkaip. Tai va čia irgi. Va čia belenkaip sudėta. Nes čia matyt eina kažkokie tai vamzdynai. O, čia jau geriau. Praleidžia. Nu va. Čia tai aišku, kad nu, kaip ir turėtų praleisti. Bet Lietuvoje, nu, tai būtų vienas kitas, kuris praleidžia, bet reikia pasitraukti dabar jį praleisti. Bet taip iš toli tikrai Lietuvoje labai retai kas sustoja, palaukia, kol dviratininkas pravažiuos vis tiek. Jeigu mato, kad spės tipo saugiai apsisukt, tai taip ir darys. Čia kažkaip tai jie vis tiek. Bendrai pažiūrėjus, sakau, atrodo, kad chaosas gatvėse. Nu, neatrodo, jis realiai yra chaosas, bet nu kažkokia vis tiek yra pagarba vienas kitam čia. Kažkokia yra savotiška. O čia dar blogesnis trinkelės. Čia ant šaligatvio šokt. Gerai. Taip, motopirdom toliau negalima. Bet mes ne motopirdos, tai minam. Aišku, jiem čia negalima, bet van, sustatyta. Kažkaipgi atvažiavo. Net nepastebėjau, kurioj vietoj
atsirado asfaltas vietoj trinkelių. Važiuoju ir nesuprantu, ko čia taip gerai važiuojasi. Labai gerai. Vandens žiedą. Va čia žiūrėk yra ženklas stop, tai mes turim praleisti. Nu va, čia žiedė šitam jo. Vadinasi, pirmenybė įvažiuojančiam. Nu va, gale mašina važiuoja ir taip lėtai, nu nelenda. Mato, kad siaura, mane net kažkaip perzina, kad va gale velkasi, nors jam va visa juosta yra. Gali tikrai drąsiai pravažiuoti. O, pagaliau. Vėl tie traktoriai maišosi, normaliam vairuotojui nėra kaip apvažiuoti, uždrausti juos. Jo, yra nuvažiavimas. Ne, visi antrą juostą varo, tai manau mes pirmo juostai pakankamai gerai čia jausimės. Tikiuosi. Dabar kažkiek vėl reikia šitą autostradą pavažiuoti. Ir berods vėl į šoniuką kažkur nusuksim. Body fuel. Įkalsim dabar elektrolitų, nes vis tiek jau kiek mes numynėm. Virš 30 numynėm, paprakaitavom. Jo, Trimduvo. Biškį paprakaitavom, tai reikia atstatyti truputį mineralų. Šiaip gerai, kad nėra baisiai karšta. Bet vis tiek kaimynynų prakaituoja. Toks biškį jaučiu kvapą tokį vaistų, grunai toks vaistų kvapas. Dantalas. Ne, čia daugiau. Tip, 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 tip. Tip, 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 tip. Tip, 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 tip. Va taip auga bananai. Va, uždengti, čia jau nuskabyti. Va, žalios kekės. ką, duosim Artūrui biškį pailsėti nuo kameros. Pavargo sprandas, atprato jau. Porą dienų pavėžiojo kamerą ir viskas. Sunku. Smagos keliukai.
Šalutiniai tokie visai faini. Nu, vietinis šiukšliniukas. Nu, vaikai važiuoja. Pipliai visiški. Kur dūmelį važiuosim, kažkas ten degina kažką. O. Ekologijai. Kažkas čia vyksta, susirinkimas vietinės sprendžia. Tie šunys. Nulaikino mus nuo dviračių. Nu, visiškai teko nulipti ir atsargiai labai eiti. Ir gerai mašinas dar važiavo, biškį ant papipino. Nu, bandom? Bandom, jau gal nesivykti. Oi, nu ką, biškį streso dėl šunų svetimų. Neaišku, kaip reaguos. Graži mečetė. Vestuvės. Triukšmas. Pamėlas? A, jo, pamėla geras. Oho, kaip jis kaba ant tokio medžio. Svoris tai, kažin, žali dar jie? Ar vieną nusiskinta? Nu ką, Manavgato centras. Ieškom maistelio. Sakau, privažiavam keltuvą ir nežinom, ar galim ar ne ten pakilt. Vaikas čia prie lifto šito malasi. Sakom, pažiūrėsim, jeigu jis įlys, tai tada ir mes bandysim lipti. Aš nežinau, ar ten iš vis tas pasikėlimas mokamas ar ne. Bet vat vaikas taip atsistojęs, laukia. Tai čia su tokia kabina ir važiuoja, o ne? Nu va, su kažkokiu tai vaiku dar kartu įlindom. Jisai varys downhillą. O mes su savo graveliukais paskui jį. Balduosimas. Ja. Žiauriai lėtai kylam. Užkels mus bent jau. Užkels. Gal mes čia per daug sveriam. Tiesa, įlipom apačioj tai nemokamai. Bet va, kai bandysim išlipti iš čia, įdomu, ar nenutrečina mūsų. Nu, šiaip keista, nemokamas keltuvas nugal. Jis labai sunkiai kyla, nors visur ten buvo parašyta, kad tik po vieną žmogų galima. Mes dviesiai įlipam, nu dar vaikas tas paskui mus. Nu ką, pasirodo visiškai nemokamas keltuvas.
Ir va, hebrytė su dviračiais ant kalno susirinkę. Ir spėju, čia kažkur yra kažkoks tai fainas nusileidimas. Manavgato panorama. O van ten matau Pizza Time. Motosikletam negalima važiuoti. O eis ar dirba? Kažkaip tai nepanašu. Gal? Ne. Nedirba Pizza Time'as. Užsukom į vietinį kažkokį street foodo tašką. Pasiėmėm kažkokią tai pizzą didelę. Neturiu supratimų su kuo. Pizza didelė, viskas, nesvarbu. Aš tikiuosi, mes davažiuosim atgal Kelanijos. Tai jeigu ką, turim drėgnų servetėlių. Tai va, laukiam dabar didelės pizzos ir 2 kolos. Įvertinsim. Štai, didžiulė turkiška pizza. Nu, tikėsime skani bus. Dar atnešėm garnyro prie pizzos. Kažkaip keista, prie pizzos bulvytės. Na, kaip ir sotus jau. Dabar po truputį išvažiuojam iš Manavgato. Reiks surasti parduotuvytę, kokią dar nusipirkti vandens kelioniai, nes viską išlakėm, kol čia atmynėm. Dar kokį vieną kitą šokoladuką. Ir vsio, link Alanijos. Saulė jau leidžiasi, jau už poros valandų bus tamsu, tai lempos pravers. Turkiškas žvyrkeliukas. Neblogas. O, svarbu ant kokios gyvatės neužlipt. Kaip čia va tokiais važiuot šaligatviais. Bordiūro aukštis, tai aišku, kosminis, bet va tokie kanalai, tai čia iš vis. Jau vaikai išsidirbinėja. Nu va, traktorius naglai savo antrą juostą puškuoja. Pas mus vairuotojai jau apsiputotų iš pykčio, kad kažkoks tai vėžlys antrą juostą varo. Kur čia gėralai? Lekola. 200 ten, ne. Lekola nelabai.
Žodžiu, normalios kolos nėra, reikia imti tą lekolą jau. Bye. Bye-bye. Lekola. Lekola? Ojej. Nes nėra pas juos. Nėra pas juos kola. Tik lekola. Lekola. O tai ką dabar? Energetika dabar. Aš norėjau vakar parodyt, bet pamiršau. Ar matosi kameroj, kokia spalva diskų? Ant abiejų dviračių. Įsivaizduojat, ant kiek jie pakepę? Koks tam karštis būna stabdant nuo kalno lekiant. Red Bullį atidarykit ir aš lėlėksiu jo išlakęs. Red Bullis kur? Čia paprastas Red Bullis, tai nelėlėksiu. Tiesiog lėksiu. Po kolos lėlėksit. Po kolos gal ir lėlėksiu į tualetą. Kaip suprantu, į Alanijos regioną jau įvažiuojam, bet dar iki pačios Alanijos dar 40, gal ne biškį mažiau, bet virš 30 kg dar iki Alanijos, mums dar biškį už Alanijos, mes šiaip ne pačioje Alanijoje, o Oboj. Tai, dar mint ir mint, nuobodžiai plentu šituo. O, 7 km liko iki Alanijos. O, pagaliau kažkokį ženklą pamatėm Alanijos normalesnį. Tikiuosi, jūs irgi matot jį. Turim kolegų čia. Nu ką, išvažiavom į Tiesiąją jau. Bendras maršrutas kažkur turėtų gautis apie 130. Dar mums čia liko apie gal 4-5 km ir jau viskas, jau busim viešbutyje. Bendra kelionė, atgal tokia šiek tiek sunkesnė, nuobodesnė gal net. Sunkesnė tame, kad labai daug mašinų buvo. Tas šiek tiek jaučiasi spaudimas. Į priekį labai fainai, šalutiniais keliukais kažkiek važiavom ir pagrindiniu keliu, bet taip pasikeisdami tai visai fainai buvo. Atgal šiek tiek nuobodžiau, bet nieko. Kelionė vis tiek įvyko, viskas gerai. Iš manęs turbūt tiek. Artūras, nežinau, kažką pridurs, nepridurs. Tai iki kitų kartų. Smagu, kad žiūrit. Viso
Damušinėjom paskutinį kilometrą. Buvom dar užsukę čia pinigų išsikeisti. Žodžiu, tai Regina viską susakė, jau atsisveikino. Nelabai ką turiu ir pridurt, patys viską matėt. Dėl eismo nesikartosiu, bet viskas čia okei. Jeigu važinėjat Lietuvoj su dviračių gatvėmis, tai čia tikrai išgyvensit. Viskas čia gerai, čia ten kažkokios siaubo pasakos. Gal patys buvom taip truputį nusiteikę, kad čia labai pavojinga, čia vos ne ant kiekvieno šalutinio tave tikisi kažkas nudaužt. Nors realiai blemba. Vat 3 dieną jau grubiai Turkijoje 300 km prisukta. Nei vieno, vat realiai, nei vieno atvejo nebuvo, kad kažkas iš šalutinio išlėktų, užkirstų, iš kažkokio kiemo išlėkdamas arba į kiemą įsukdamas. Lietuvoj, aš kai į darbą važinėjau kasdieną, tai į savaitę bent po kelis kart būna. Čia dar per 300 km, ne kart, nežinau. Viskas čia labai gerai. Drąsiai galit nuomotis dviračius, važinėt. Tik būtinai patys saugokitės. Šalmai, šviesos ir dairotės į šonus. Tada bus tikrai gerai, bet jeigu išsižioję važiuosit, minsit, tamsoj be šviesų, tai patys kalti, jeigu kažkas ir nudauž. Tai va, visiems rekomenduoju pavažinėti bent kokią dienelę kitą po Alaniją, po apylinkės, ne tik ten prie baseinų voliotis, labai faina. Negaliu tik rekomenduoti tiem tokiem pūkiniam dviratininkam, kurie be baikfito negali ten aplink Vingio parką apminti. Nes čia nuomojantis dviratį nieks jums baikfito nedarys. Duos belenkokį, plius minus pagal dydį ir džiaugsitės. Tai nežinau. Ten ta naujoji karta dviratininkų, kur be baikfito, be power meterio negali ant dviračio atsisėsti, tai sorry. Nekalba apie sportininkus, ten viskas okei, bet kai būna ten tie tokie pseudo sportininkai ar pižonai, kur per metus numina 2000, bet jau Jėzus, kokie jie profai prisiskaitė visokių patarimų, visko. Ir kiša visiems irgi savo tas nuomonės, būtinai karbonas, būtinai baikfitas, būtinai SRAMO elektra, būtinai power meteriai, būtinai tam tikras maistas, tam, kad parkelėje pasivažinėt. Juokas žodžiu. O jeigu jūs nelabai išrankus dviratininkai, kaip ir mes su Regina, praktiškai ant bent kokio dviračio galim važiuoti. Svarbu, kad techniškai, man svarbiausia, kad techniškai tvarkingas būtų. Ir plius minus dydis, aišku, kad atitiktų, čia svarbu, bet jau ten tą mikro nustatymus ten visokius, tai jauti, ko tu nori. Ar biški balnelį į priekį, ar biški atgal, pasvirimą, kažkaip jaučia tas kūnas. Tiesiog įsiklausykit ir viskas. Pasireguliuosit ir atminsit savo ne 10 km. Gerai. Viskas, artėjom prie viešbučio. Gana man čia moralizuoti, jau pervargau, tai esu suirzęs ir mane erzina visi ten tie pūkiniai dviratininkai. Taip, pravažiavom. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki.